Žemaitėm didelį šventė. Važiuojam į Žemaitijos sostinę Telšius. Esam Vilniaus žemaičių kultūros draugėje. Katra įsikūrusi jau 98 metas. Man teka didelė garbė ir atsakomybė. Draugėje vadovau 20 metų. Ir per ton laikotarpį buvo iš tikrųjų daug visokių išvykų, kaip šiandieną važiuojam į Dorbės mūšį paminėjimą ir paminklą atidengimą, o šiandieną bus prisiminti didžiavyrę Žemaitę, katrie atlaikė žymiai didesnę dvigubą kariuomenę ir nutiesė kelią į ton, kad mes šiandieną esam laisvi ir kad galim rūkauti žemaitišką, kad galim būti laimingi ir prisiminti tus, katrie padėjo galvelės už mumis. Tai stengiamės, kad mūsų draugėjais renginė būtų ir įdomi, ir kad sužinotumėm apie mūsų didžiavyrius, apie praeitį. Stengiamės daryti taip, kad mūsų tai renginė primintom ir mūsų gimtusius namus, kad jinai būtų jauki, kad būtų aplinka puikiai ir kad susiejai rokautumėme žemaitiškai ir buvo tokių, kad po kelių metų pirmininkavimą sako, dėkau tavei, mes jau nemokėjom žemaitišką, neapsirokavom. O kai visus vakarus vedė žemaitiškai ir sako, juk mes susitikom tam, kad prisimintumėm mūsų šaknis, mūsų kalbą, mūsų papročius. Tai tiesiog džiaugaus, kad ta siekla pasieta ir dabar kur bebūtume, mes rokaujame žemaitišką ir tikrai džiaugaus, kad subūriau didelį būrį žemaičių, katrie ton kultūrą jau skleid ir Vilniaus žemaičiai jau ir platai žinomi kaip draugėje ir kaip iš tikrųjų aktyviausia veikanti Vilniaus iš visų draugėjų. Meilė Žemaitė, sveikinu tokį progą atvykus į Telšius, Dorbės mūšio paminklo atidarymą. Čia yra šventė, kuri išliks visam gyvenimui. Mūsų atvyka visas vagonas su gera nuotaika, dėl to bandysim ir toliau užkrėsti jūs visus gerą nuotaiką Telšiuose, kur tuojaus prasidės paminklo atidarymas. Ačiū. Dėkui. Pagaliau atsirado paminklas Dorbės mūšiui. Tas mūšis istorijoje, mūsų istorijoje yra labai svarbus. Galima sakyti, kad jis vėl suvienijo Lietuvą, nes Mindaugas sujungęs mūsų karalystę vis tik turėjo pažadėti Livonijos ordinui atiduoti Žemaitiją. Ir būtent žemaičių pergalė 1260 metais ir buvo tas istorinis įvykis, kuris privertė vėl Mindaugą mes diplomatiją ir ginkluotą jėgą pasipriešinti agresijai. Būtent vėl Lietuva savo grįžo į etnografinės ribas. Ir tą mūšio reikšmę pervertinti tiesiog labai sunku yra. Nes iš tikrųjų tai labai nulėmė tolimesnę mūsų istorijos raidą ir eigą. Žemaitėjimą, čia toks neapibrėžtas dalykas yra, Alvyda, nes iš tikrųjų ir istorija, ir tėvų žemė, ir senelių žemė, viskas tas ir labai susieja. Ir tas ir labai svarbu, nes kol esi jaunas, tu galbūt nelabai supranti, bet paskui vėliau kažkiek jau pasidaro brandesnė asmenybė, tu suvoki ir pradedi pats tiesiog tų šaknų ilgėtis ir pradedi traukti ne tik savitų žemaitijos pus, bet dar ir savo vakus. Tai aš lygiai taip pat kiekvieną šventį ar nešventį skubu į Reitavą, nes man ir be galo brangus Reitaus, kuriam aš esu užaugusi, nors gimiau Jankačių kaime.
ten, sakykime, vienkimį grinam, bet tas matyti ir padėjo maniai susiformuoti kaip vakau, praleidant ton vaikystį turtingą, prasmingą, įsijautant į ton gamtą, į ton krašto vaizdį. Ir negalkite žmogum jaustis, jeigu išsižaid savo šaknų. Svarbiausia yra neišsižadyti savo šaknų. Iš kur jas keliam. Ir aš kur visur važiuoju, vis laik sakau, aš esu Rytaviškė, aš esu žemaitė, tai moninas armat šnekėti žemaitišką. Tai Žemaitijoje atvykau kaip žemaitis vieną dieną, žemaitis. Pabūt žemaičių vieną dieną. Vieną dieną. Ir iš tikrųjų tikslas yra pasidairyti po telšius ir sužinot, ar tikrai pagal tą prie katedros aikštės Semenavičio atminimų lentą, ar tikrai jis čia kur nors kilęs iš šito regiono. Tai aš turiu šiek tiek kitą nuomonę apie jį, iš kur jis kilęs, bet jeigu man bus galima gauti įrodymus iš vietinių žmonių ir istorikų, kad jis čia tikrai kilęs iš čia, tai mielai pakeisiu savo nuomonę. Tai dirbu prie Žemaičio jau porą metų intensyviai ir tikiuosi, kad vieną dieną bus knyga, bet rašau angliškai, nes mano išsilavinimas buvo labai menkas lietuvių kalba. Viskas buvo ispaniškai, angliškai, vokiškai. Žmona tikriausiai išvers į lietuvių kalbą. Jeigu žemaičiai kada nors išleista savo gramatiką, tai padarysime vertimą ir į žemaičių kalbą. Tai tiesiog džiaugaus, kad mes šiandieną didelis būrys keliaujam į Žemaitijos sostinę, kur irgi būsam su savo vėliava, Aniceta Jonutė sukurta, kur būsam su tautinės autentiškas, tikras žemaitiškas drabužės ir didelė šventė, kad mes pabūsam žemaičių tarpe, Žemaitijoje ir pajusam ton žemaitišką dvasią.